Rytas, draugai. Taigi mes vis dar Malagoje. Esam šiek tiek čia įstrigę dėl vienos priežasties. Laukiam siuntinių iš Lietuvos, net 2 siuntinių. Kažkaip planavom, kad ateis siuntiniai gal per savaitę, gal per 2, bet jau užtruko daugiau negu 2 savaitės, tai pakankamai netrumpas laiko tarpas. Bet laiko šiaip sau neleidžiam ir atvykom šiandien, tiksliau vakar vakare atvykom prie pilies ant Gibralfaro kalno ir čia praleidom naktį, taigi čia buvo mums už nugaros pilis, o po kitą pusę nerealus vaizdas į miestą. Taip pat gera žinia, kad jau mums sekasi sulaukti šiltesnio klimato ir pastarosiam dienos metu turim virš 20 laipsnių šilumos. Naktimis taip pat jau nebe taip šalta, jau retai krenta žemiau 15, bet dar būna apie 13-14 laipsnių šilumos. Aplinkui pilį tokie žvėreliai laksta. Dar niekur nemačiau tokių drąsių voverių. Kadangi pilis stovi ant kalno, tai žinoma turėtų būti kažkur ir Miradoras, nuo kurio matosi visas miestas ir Malagos uostas. Vau, kaip gražu, kovo 1 diena, visur žydi štai tokios gražios gėlės, visur medžiai žydi, viskas spalvos, kokias nerealu. Nuo čia visas miestas kaip ant delno, o toliau tik bekraštės jūros vaizdai. Pasivaikščiau aplink pilį, o dabar važiuojam su Virginija į Mercadoną. Pirkti ledų. Orai šiltyn, o mes nusipirkam štai va tokių ledų. Taigi šiandien turim 22 šilumos lauke ir nusprendėm, kad reikia paragauti štai tokių ledų. Šituos ledus su Virginija jau senai planavom paragauti, bet nebuvo tam tinkamo oro. O dabar geras oras, tai paragausim. Ir jie yra unikalūs tuo, kad jie yra įdėti tikrą kokoso kevalą. Ir čia viduje, kaip matosi, kažkokie tai yra ledai. Belaukiant siuntinių atvykom ir iki Malagos oro uosto. Pasižvalgyt, gal čia kartais lėktuvai nekyla. Kur taip tos siuntos užtruko?
but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive. Atvykom į miestelį esantį Mirador, nuo kurio matosi labai gerai visas oro uostas. Taip pat čia labai gražiai matosi ne tik oro uostas, bet ir žmonių terasos įrengtas ant namų stogų. It's conceited, 'cause it believes that we're defeated. Esam su Audriumi įstrigę tikrąja to žodžio prasme Malagoj. Laukiam siuntinių iš Lietuvos. Ir labai įdomu sužinoti, ką mamos mums ten įdėjo. Iš tikrųjų galvojam, kad siuntos ateis žymiai greičiau, o jau eina antra savaitė, kaip siuntos yra išsiųstos į užsienį ir jokių žinių apie tolimesnius veiksmus nėra. Malagoje taip pat yra daug ką veikti. Susitinkam su lietuviais, vaikštam prie jūros. Laukit mūsų kitų video, pažadam jie bus įdomus. Daugiau apie Ispaniją, apie Ispanijos gyvenimą ir apie pačią Malagą. Iki greito, draugai. Malagoje šį kartą esam ne vieni. Stovi labai daug kemperių, vanų. Net matėm ir prikabinamą namelį.